jaučiame pareigą kasmet pagerbti tuos, kurie darė gerus darbus, nesivaikė savo finansinės naudos ar asmeninės gerovės, garsino mūsų kraštą įrodydami, kad nesame tik pilka provincija. Jų padaryti darbai akivaizdus, todėl viešas ačiū yra būtinas. O dabar leiskite jums pristatyti žmogų, apie kurį kalba daugiau nei apie Lietuvos žvaigždes. Tai žmogus, kuris žino viską apie mūsų seniūniją, o gal net ir per daug. Tai gerbiamas seniūnas Aivaras Dobilas. Labą vakarą, mėlyjeji. Labai džiugu, kiek jūsų daug šį vakarą matyti. Susijaudinau. Šį vakarą mūsų bendrame renginyje ir seniūnijos, ir kultūros darbuotojų, seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų, visų bendruomenių narių, kurį mes pavadinome seniūnijos padėkos vakaru iš širdies į širdį. Šį vakarą mes įteiksime nominacijas žmonėms už nuveiktus darbus, už atsidavimą, už gerą norą. Žmonėms, kuriuos jūs patys rinkote. Padėkosime visiems, kurie prisideda prie mūsų, kurie negaili savo laiko. Taigi, pirmasis padėkos lašas už bendruomenės telkimą ir aktyvinimą. Bendruomeniškumas, aktyvi veikla, atsidavimas visuomeniniam darbui, kai kuriems žmonėms tampa tiesiog gyvenimo būdu. Apie šios žmonės kalbama, jog jie kaip bitelės viską neša į bendrus namus, kartais pamiršdami, jog turi ir savo asmeninius. Kam atiteko ši garbinga padėka, tuoj sužinosite. Šio žmogaus pavardė yra Vokė, kurie atplėšti kviečiame gerbiamą Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių Raimondą Vaitiekų ir seniūną Aivarą Dobilą. Džiaugiuosi šį vakarą gausiai susirinkusiais, džiaugiuosi kartu čia su jumis ir linkiu, kad Kalėdų stebuklas aplankytų jūs visus, jūsų artimuosius ir galbūt mes to Kalėdų stebuklo norime kitokio, bet žinokite, kad pats didžiausias stebuklas yra, kad mes esame, galime gyventi ir gyvensime. Su artėjančiom šventėm. Tad aš gal perduodu mikrofoną seniūnui ir jis jau tęs visą šitą apdovanojimų ceremoniją. Parašyta. Už bendruomenės telkimą ir aktyvinimą. Irenai Jucieniai. Tiek mylimų nei jau seniai, tuos svajonės
geras sandėris pasirinktam tokiam gyvenimui. Kam atiteko ši garbinga nominacija, tuoj sužinosime. Atplėšti paslaptingą voką kviečiame gerbiamą Vėdarnos parapijos kleboną Juozą Rudį ir seniūną Aivarą Dobilą. Garbė Jėzui Kristui. Kartu visus kviečiu šiandien tikrąją dieną, kai minime švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dieną. Mes kartu, ko gero, visi sveikiname Mariją ir dėkojame Dievui, kad parapijoje yra nuostabių dalykų. Visų pirma, kad mes galime advento metu dėkoti Dievui, kad yra gerų žmonių, kad yra geras seniūnas, kad yra aktyvių žmonių, dėkoti jiems, dėkoti Dievui, kad duoda sveikatos, kad galime čia ateiti, patirti, koks yra nuostabus gyvenimas, kaip yra gražu ir gerai. Aš tikiu, kad jūs taip pat dar kartą pamatyti visus, nors aš jūsų nematau. Dėl tai padaryta čia. Visus kviečiu į bažnyčią per Kalėdas ir per kitas šventes. Vaikučiams, kurie tikrai rodote mums tokį džiaugsmą, kad yra nuostabus gyvenimas. Tai ilgai negaišinant, norėčiau tą atplėšti voką. Profesijai Olgai Jankauskienei. Penčeris, tikriausiai jau visi pažįsta. Šitas žmogus yra atsidavęs mūsų gyvenime per audras, per vietras, per baisiausias būgas, visą įsikviesi, visą tau padės, visą pagelbės. Duokį mediką, aš nežinau, ko reikia, paieškuoti ir kaip atsidėkuoti. Tas jausmas, kada jauti, kad esi reikalingas žmonėms. Aš įsivaizduoju, kad aš tokia gera, gal ir nesu, čia visi turbūt esat tokie pat geri, tik turbūt aš jaučiu, gal už tuos viršvalandžius aš gavau čia tą dovaną. Pro juos takeliu, lyg uždės tau į širdį dažnai, argi ne be žodelių meilių, suklydai, 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 argi ne be žodelių meilių, suklydai, suklydai, suklydai. Nebegrįšiu laukų takeliu, nevymosiu ties sodo klevais, tu viliosi vien širdis kitų, savo meilės tuščiais pažadais, tu viliosi vien širdis kitų, savo meilės tuščiais pažadais. Trečiasis padėkos lašas už pasiekimus meno srityje. Mūsų mažas miestelis, nepatikėsite, yra unikalus, užauginęs nemažai garsių žmonių. Auga ir šiandien. Vėdarnos vardas vėl minimas Vilniuje, dėka čia gyvenančių jaunų žmonių, nes jų gebėjimai bei nuopelnai mūsų mažam miesteliui pelno šlovę. Voką su nominanto pavardę kviečiame atplėšti gerbiamą Vėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorę Loretą Pociuvienę ir seniūną Aivarą Dobilą.
Miela matyti tiek daug jūsų čia susirinkusių ir man buvo labai netikėta plėšti voką ir sakyti, bet pasakyti tikrai turiu ką. Labai didžiuojamės Viktoru, labai džiaugiamės ir visi čia žino. Na, bet kuriuo atveju džiaugiamės bet kuriuo gimnazijos mokiniu. Ir džiaugiamės ypatingais mūsų mokiniais, kurie garsina Kvėdarną, garsina Šilalės rajoną, netgi pačiame Vilniuje. Džiaugiamės ir tada prašysiu atplėšti tą voką, o gal ir ne Viktoras, kas čia žino. Viktoras. Už pasiekimus meno srityje Viktorui Urbiui. Žodis sako. Ačiū, tikrai ačiū. Ir kad stebi, kad vertina, kad džiaugiasi kartu kažkas, kad džiaugiasi iš vietinės bendruomenės kažkas. Dosnumas yra puiki žmogaus savybė, tik reikia išmokti ir duoti, ir gauti. Duodantysis turi džiaugtis, kad gali duoti, bet duoti jis gali tik tiems, kurie džiaugiasi, nes jaučia žeminami, gaudami. Dosnusis neturi siekti nei materialios, nei kitokios naudos, išskyrus pasitenkinimą, kad kažkam geriau nuo jo geriau. Ačiū žmonėms, kurie prisideda prie mūsų sugalvotų renginių, idėjų, ne tik finansiškai, bet ir savo idėjomis, savo darbų, savo laisvalaikiu. Taigi, norėtume įteikti padėkas Baublių ūkiui, Jonui Baubliui, Andriui Baubliui, už visada pagalbą, už ištiestą ranką, už gerą žodį. Jolantai ir Remigijui Nasvyčiams už nuoširdžią paramą ir aktyvų dalyvavimą. Kvėdarno seniūnijos, taip pat Pajūralio bendruomenės veikloje. Moterų vokalinis ansamblis vadovaujamas Gražinos Pameditienės. Skambės dvi moterų dainuojamos dainos Sapnas ir Dar nežinia. Malonaus klausimo.
ranka. Dviese po žvaigždyną skrajosi, kol žvaigždės surinksi skliaute. Sapnas tavo virsi tikrovę, meilė nešsparnuotai žirgais. Ir į tavo sapną kas kartą bėgsiu žvaigždėtais takais. Tada, kai tu mane sapnuosi, žinok, tikrai esu šalia. Net ir tada, kai tavo širdį užžvaldi žiema. Tada, kai tu mane surasi, pajusi savo širdimi, kad meilė būna išsvajota, bet trapi. Jei ryte nubus negalėsi, tai žinok, mes likom sapne. Dviese po žvaigždyną klajojam ir viltis dalijam slapčia. Kai į širdį meilė ateina, neša jį sparnuotais žirgais. Ir į tavo sapną kas kartą bėgsiu žvaigždėtais takais. Tada, kai tu mane sapnuosi, žinok, tikrai esu šalia. Net ir tada, kai tavo širdį užžvaldi žiema. Tada, kai tu mane surasi, pajusi savo širdimi, kad meilė būna
Norėtumėm padėkoti visada mūsų renginių lankytojams, padėjėjams, organizatoriams, vieniem iš pagrindinių, Danguolei ir Albinui Šerpietauskams. Kviečiame Danguolei ir Albinai ir Vidui Vitkams už pagalbą, už dalyvavimą, už gerą nuotaiką, gerą žodį. Kviečiame Kristiną ir Vidą. Taip pat be galo nuoširdų ačiū noriu pasakyti Kaimų bendruomenės Saulėtekiui pirmininkui Astai, kurie, ką besugalvočiau, ką besumastyčiau, visada pritarė, sugalvojo, kaip taip galim dar padaryti, kaip galime vieną kitą problemą įspręsti. Ačiū tau, Astui. Ir šitą padėką aš norėčiau įteikti Astai ir Petrui Norbutam. Asta, čia kviečiu Petrą. Aš tikrai norėčiau labai padėkoti savo bendruomenės nariams ir šitiems, kurie gavo padėkas ypatingiausiai, nes jie yra visada šalia, kada jų labiausiai reikia. Ar organizuojant šventes, ar pagalba šventėms, tai jiems labai ačiū. O taip pat labai noriu padėkoti visiems savo bendruomeniečiams, nes jie yra visi aktyvūs ir visi šaunūs. Ačiū Jums. Taip pat turiu dar vieną nominaciją. Ši nominacija skirta mūsų gerbiamam seniūnui.
Aš seniūnė jums taip pat turiu lašelį. Nu, aišku, ne tokį, kokį jūs visiems dalinot. Bet iš labai didelio širdies. Gerbiamui seniūnui Aivarui Dobilui. Gyvenimą kartais subtiliausia gudrybė tampa paprastumas ir atvirumas. Tai už nuoširdų bendradarbiavimą su kaimų bendruomenės saulėtekiu mes jums norim labai padėkoti. Nes iš tikrųjų tas atvirumas ir paprastumas šiais laikais turbūt išnykstanti savybė. Tai kad jos neišnyktų, mes to linkim. Ir džiaugiamės, kad jūs turim, kad galim bet kada į jūs atsiremti ir paprašyti drąsiai jūsų pagalbos. Ačiū jums labai. Kadangi mūsų pirmininkė seniūną lašeliu apdovanojo, tai mes pasitarėm savo bendruomeniai, išrinkom Olgą, ji nusipelniusi, ji daug metų dirba. Mūsų asta nedaug, bet jau daug padarė. Ir mes nusprendėm, kad jinai irgi yra tas lašelis, kuris mus kiekvieną kaimo žmogų paragina išeiti, pabūti. Ir šį vakarą mūsų saulėtekių žmonių bendruomenės čia, manau, yra nemažai. Kadangi tas šurmulys mūsų bendruomeniai skatina, nesėdėk, nežiūrėk televizoriaus, bet išeik ir pamatyk, ir tave pastebės. O toliau žodį norėtų pasakyti labai gražius mūsų seniūnaitis Vidas. Miela Asta, jūs nuostabus ir nuoširdus žmogus, kuris aukoja save vardan kitų žmonių gerovės, be jokio atlygio. Tegul jūsų darbai ir nuopelnai sklinda iš šios taurės lyg saulės spinduliai. Juk kiekvienam bendruomeniečiui tu suteikiai viltį, padrąsinimą, kad reikia eiti, dalyvauti veikloje ir būti pastebėtas. Tai kažkodėl dažnai pamirštame tave ir tau nuoširdžiai padėkoti. Tad linkime tau Dievo palaimus, stiprybės, gerumo, kad jūsų namuose spindėtų dieviškoji meilė ir palinkėti jūsų širdyse. Labai visiems tikrai nuoširdžiai ačiū. Kad ir toks padėkos vakars, tai aš norėčiau irgi dar nuo savęs biškioką padėkoti žmonėm. Tai norėčiau padėkoti Danguoliai, kad ji irgi aukoja savo laiką, energiją visą, kad kažką tai padarytų tą mūsų kaimų, kad mes nebūtumėm tik užsidarę, kaip pasakyti, juos dėka, pavyzdžiui. Jau ne tik tas po Šilalės rajoną jau važinėjom. Išvažiavom net ir į Lietuvos pakraštį jau. Tai aš linkiu ir taip toliau laikyti mūsų neužmiršti, kad mes galėtume toliau, nors savo kviedamas kraštą, kaip sakote, garsinti. Progą norėčiau irgi padėkoti mūsų Juozaitieniai Staseliai, kuri irgi visą laiką, kaip pasakyti, nors į darbą ir visas tas tėvų pešiai, nors visada atein pas mus, pabūn su mumis. Taip, kad ir
pasiekė. Ką turi irgi vien dovaniklių, dar vien pas mus moteriškių baisiai aktyvi ir baisiai gera. Tai Jūratė Katkienė. Buvus baisiai gera. Dabar jau viskas. Gyvateris ir Konsakal šoka Kvėdarnos kultūros namų suaugusiųjų šokių kolektyvas, vadovė Giedrė Fašim. Scena jūsų, mėlyje. Tad les pasveikin, neatsisveikin, žodžius gražiausių palikėti iš širdies. Nenusiminti, draugai aplinkui, jie linki laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Kai liūdna sielai ir nuostabios akys tyli, kai saulė šviečia niekada nelis lietus, o mūsų metai... Kviečiame jau šį penktadienį 17 val. Į Kvėdarnos miestelio eglutės įžiebimą. Iki susitikimo.